Sveiki visi, pagaliau sulaukime 2026 metų pavasario taurės čempionato, kurį sudaro 3 etapai. Pirmas – Kartlandas Max. Toliau nusikelsime į Speedwayų ir po Speedwayus vėl grįšime į Vilnių, į gerai pažįstamą plytinės kartodromą. Taigi iš viso 3 etapai, taisyklės labai paprastos. Reikia per visą sesiją pasidaryti geriausią ratą, nes iš visų 3 etapų sumuojami tik geriausi ratai ir tas, kas sugeba nuvažiuoti greičiausiai, tas ir laimi. Taigi turėjome 8 važiuotojus, praeitą kartą Kęstas, Povilas ir Ignas užėmė prizinės vietas, o dabar po Kartlando Maxo nusikeliame į lauko trasą, į benzininius kartingus ir turime gana didelę trasą su dideliom tiesiosiam, taip pat turime reljefinius pakeitimus. Čia mes judame link kartingų, sėdame į kartingus, ruošiamės važiavimui ir esame 2 eilėse. Tai yra standartinis važiavimas, todėl pajudėsime visi kartu iš pitų. Taigi visi bando, kaip įmanoma, greičiau užsitikrinti poziciją, nes kiekvienas nori turėti švarų ratą, o ne užstrigti už lėtesnio kolegos. Taigi matome daug rokiruočių, matome, kaip kiekvienas bando pralysti, surasti kažkokį tarpelį ir užsitikrinti švarę trasą. Romualdas pakankamai toli priekyje, toliau matome Ignas, Povilas, čia pat prazvimbė Kęstas ir Igno kamerą matėme, dar padangos yra pakankamai šaltos, todėl kartingų suvaldyti yra didesnis iššūkis, sukibimo nėra tokio gero, kartingai slysta. Čia matome nemažai kontaktų, kai turime kontaktą dažnai susistabdome, kas ir leidžia kitiem vairuotojams pralysti. Taigi pakankamai aktyvi pradžia, pakankamai daug kontaktų, pakankamai didelis noras turėti švarę trasą. Ir noriu priminti, Kartlandą Maxą uždaroj trasoje elektriniais kartingais turėjom 15 minučių, dabar turime antrą etapą Speedway'e ir turime benzininius. Taigi pirmas Romualdas, antras Povilas, tuomet Kęstas, Ignas, Vaidas, Justas ir šiek tiek toliau turime vėlgi Igną ir Ernestą. Ernestas visai neseniai prisijungė ir nusprendė pasivaržyti ir, kaip matome, puikiai laikosi, neatitolsta toli. Taigi tikrai didelis potencialas, žiūrėsime, kaip seksis kitais metais, jeigu be abejo dalyvaus. O toliau judame toliau tiesioji ir matome, kad jau tarpai tapo šiek tiek didesni, jau reikia kai kur vytis ir kolegas. Taigi kamera iš Justo, kuris vejasi Vaidą, kamera iš Povilo, kuris vejasi Romualdą ir ar pavyks Povilo apsilenkti pirmaujantį Romualdą. Štai matome priartėję, bet vis dėlto neypatingai geras išvažiavimas ir Romualdas atitolsta prie sekančio posūkio. Štai Justas tiesiog gapuoja bamperį ir laikosi už Vaido ir vėlgi turime tą patį posūkį. Išvažiuoja šiek tiek arčiau apekso, bet Vaidas vis dėlto atitolsta ir tiesioji, kur turime staigų posūkį į kairę, kur yra stipri, reikia pasistabdyti ir neužsimesti ir kaip įmanoma atsinešti, pasiruošti geresniam gyvatėliai. Taigi matome, kokia didelė yra įtampa, kokie atstumai palyginus šitoje grupėje yra nedideli. Ir štai grįžtame atgal pas Povilo, kuris bando apsilenkti Romualdą. Štai kadras iš Romualdo ir štai Povilas panašu, kad vis dėlto sėkmingai apsilenkė, trajektorijos atgal nebuvo sukryžmintos. Čia pat Justą irgi aplenkė Vaidas, tai mainosi pusėmis ir matome, kaip kartingas lysta, ar Justui pavyks tą išnaudoti. Vėlgi Vaidas, Justas ir čia pat Ignas, kuris buvo kartu su Ernestu, bet jau irgi prisijungė prie šitos grupės. Taigi, kaip dabar atrodo mūsų intervalai, kaip dabar atrodo mūsų tarpai. Taigi, pirmas Povilas, čia pat Romualdas ir neatsilieka Kęstas. Taigi, 3 grupė toliau Ignas, Vaidas, Ignas ir Justas. Nu ir šiek tiek toliau matėme Ernestą. Taigi vėl grįžtame atgal į Kęsto kamerą, kuris dabar jau bando apsilenkti Romualdą. Ar užteks greičio? Vis dėlto atstumas nedidėja. Romualdas rodo, kaip smagu ir nutolsta toliau. Taigi čia pat grįžtame atgal į mūsų middle packą, kuriame Ignas toliau panašu, kad konkuruoja su Vaidu. Ir taip pat jie pasiveja Igną, kurį reikės apsilenkti, kurį matome su mėlyna maike ir užrašu. Žiūrėsime, ar šitas susistabdymas ir bandymas aplenkti nesudarys. Ir štai matėme kontaktą iš tiesų ir Ignas gavęs kontaktą išlydo toliau, bet panašu grįžta atgal ir vėl apsilenkia Vaidą ir dabar lenda į vidų.
šiek tiek utlipa ant padangų ir turi tiesę, bet neužtenka greičio apsilenkti Igno. Taigi 2 Ignai, vienas posūkis. Ir kai bus, matome lengvą kontaktą, lengvą susistabdymą, bet panašu visi tilpo, niekas neišskrido iš trasos. Ir tas yra labai smagu. Čia Kęstas toliau intensyviai bando apsilenkti Romualdą, lengvas kontaktas, lengvas peržinimas, bet viskas gerai. Ir vėl matysime posūkis, ar šitas posūkis, kai Romualdas ima plačiau ir atidaro duris, ar išnaudos Kęstas, ar vis dėlto Romualdas susigrąžins. Toks vaizdas iš Romualdo ir Romualdas uždaro vidų ir Kęstas, aišku, lieka važiuoti paskui. Šuoliukas per Apexą, kuriame dar buvo ir duobė, o čia grįžtame atgal pas Justą, kuomet keturiese dar vis nepasidalina vietos po saulę, taigi krūva posūkių, krūva bandymo surasti ir šiandien Ignas priverstas išvažiuoti šiek tiek plačiau, tam, kad neturėti, neužtenka galios bandymas pasistumti kartingą į kalną, kad tik tai greičiau važiuotų. Taigi atrodo, kad paėmė šiek tiek plačiau ir dabar turi gerą greitį ir jau tolsta nuo visų. Taigi, kol mes čia šnekėjome ir žiūrėjome į visą šitą intensyvę kovą, intensyvius kontaktus, reikia atkreipti dėmesį, kad liko vos 4,5 minutės įrodyti, kad gali šitą trasą įveikti greičiausiai. Taigi labai greitai bėga laikas. Aš manau, kad vairuotojams prabėga dar greičiau, nes vis bando apsilenkti ir vis pasidaryti švaresnę trasą. Panašu, kad pradžioje Ignas turėjo planą praleisti visus, pasidaryti švaresnę trasą ir tada bandyti veikti. Bet matyt nepasiteisino, dėl to visus apsilenkė ir pasivijo visą šitą krūvą. Taigi kaip tik matome vaizdą iš kameros, kuomet jisai bando apsilenkti Justą. Ir štai vėl matome tą patį kalną, vėl matome, kad reikia pasistumti kartingus. Deklaruojame, kad tai yra 13 arklių galių kartingas, bet šiais metais buvo pakeisti varikliai ir kartingai suvienodinti. Tai nors ir neturime per daug galios, štai matome, kokie yra atotrūkiai ir kas turi švaresnę atkarpą priekyje, kas ne. Taigi grįžtame prie kartingų, taigi kartingai buvo suvienodinti, kas tikrai prisideda prie kokybiškų mūsų varžybų, kuomet daugiau reikia turėti įgūdžių, negu kad tavo laimėjimą sprendžia techniniai skirtumai. Taigi Justas lenkia Igną, ar pavyks išnaudoti, kad įmamas arčiau Apexo ir panašu, kad taip, apsilenkia Justas Igną ir belieka vytis priešais esantį kartingą. Štai vaizdas iš Igno, kuris gana drąsiai ima Apexą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad ten yra išvažinėta ir kartingai gerokai purto važiuojant per ten. Klausimas, ar tas prideda greičio. Šiuo metu matome, kad tai nėra geriausias ratas, matome, kad vis dėlto yra prarastas apie 6 sekundės ratas, taigi jau turime 7 ratą ir liko šiek tiek daugiau negu 2 minutės iki sesijos pabaigos. Ar užteks to, kad sumaišyti kortas ir antrą etapą pakeisti ir paslinkti savo naudai? Tai štaigi Kęstas matome, kad mato Povilą, taigi apsilenkęs yra Romualdas mato Kęstą, taigi tokia trijulė su gana dideliu atstumu bando įveikti trasą kaip įmanoma greičiausiai. Taigi matome trajektorijas, matome, kaip jos šiek tiek skiriasi. Pavyzdžiui, Romualdas niekada nešoko per būtent Apexą, čia ima šiek tiek kitaip, taigi tikrai kiekvienas iš važiuotojų bando susirasti savo trajektoriją pagal savo svorį ir štai matome bendrą vaizdą. Taigi, kaip ir matėme iš GPS, pirmas Povilas, tuomet šiek tiek vėliau atvažiuoja Kęstas ir čia važiuoja Romualdas. Taigi pakankamai didelio atstumu 3 vairuotojai vieni kitiem nemaišo. Ir čia, kur vyko intensyviausia kova, Ignas vis toliau panašu tolsta. Tuomet Vaidas, Justas ir Ignas. Taigi irgi štai taip atrodo dabar. Pirmavo pagal ratų laikus Kęstas, Povilas, Ignas. Justas su Romualdu ką tik apsikeitė pozicijom, toliau Vaidas, Ernestas ir Ignas. Taigi tikrai vyksta intensyvi kova ir turime minutę ar per minutę pavyks pakeisti šituos rezultatus. Ar kas nors sugebės pagerinti
pagerinti ir išstumti prizininkus iš jų vietų. Taigi, arba bent jau pasigerinti poziciją, kadangi galima pasigerinti, nesumuojama 3 etapų geriausi ratų laikai. Ir nors ir nepatenki į prizinę vietą, bet jeigu trūko nedaug, kito etapu gali atsigriebti. Matome, kaip arti apeksų, kaip arti padangų. Vienas neteisingas judesys ir galima užkliudyti padangas ir prarasti visą laiką. Abejonių keliantis pasilenkimas, ar tikrai jisai prideda daugiau laiko. Ir štai vaizdas iš Romualdo kameros, kuris šiuo metu važiuoja antras ir mato tolstantį polą. Ir vėlgi puikus įsibėgėjimas, irgi pasilenkimas, išvystomas 68 km/h greitas. Ir čia nusikeliame į kestą. Ir viskas, sesija baigėsi, raudonas šviesoforo signalas. Tai nors vairuotojai dar nemato, bet jau šito ratas nebus suskaitytas. Jau tiek, kiek pavyko nuvažiuoti, tiek, kiek pavyko pasiekti, to viskas ir bus. Taigi, tiesiog norėčiau dar priminti, kad čia buvo antras iš visų 3 etapų, kitas etapas bus plytinėje. Čia jau Polas rodo, kad jisai mato, kad yra raudona šviesa ir lėtėja ir važiuoja į pitus. Taigi, iš viso sugebėtų nuvažiuoti 9 ratai, dabar parkuojamės ir laukiame, kol sugrįš visi dalyviai. Taigi, antro etapo pabaiga. Tai taip dabar atrodo rezultatas bendras. Pirmas Kęstas, antras Ignas, trečias Polas, taip susirikiavo sudėjus visus laikus. Ir kitą kartą susitiksime plytinę. Ačiū labai už dėmesį ir iki susitiksime trasoje.